Po Velykų ir kelių laisvų dienų ekraniečiai netrukus stos į lygos antrojo rato kovas, o šiuo metu ryžtingai ruošiasi sekmadienio mačui su Kruoja. Būtent šiai komandai Panevėžio Ekranas ir pralaimėjo pirmuose sezono rungtynėse. Valdo Dambrausko vadovaujamas jaunasis Ekranas jau pirmajame rate gražių žaidimų susilaukė vis daugiau futbolo mėgėjų simpatijų. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo ilgiausia lygiųjų serija neleido ekraniečiams antrojo rato pradėti būnant stipriausiųjų trejetuke. Per 9 rungtynes ekraniečiai iškovojo 2 pergales, net 6 kartus sužaidė lygiosiamis bei patyrė vieną nesėkmę. Mėlynai raudonus į priekį vedė Brazilas Elivelto ir Lukas Kochanauskas. Jie dviese įmušė daugiau nei pusę komandos įvarčių. Brazilo sąskaitoje 5 tikslūs smūgiai, o puolėjas Lukas Kochanauskas pasižymėjo 4 kartus. Po 2 įvarčius pridėjo Tomas Alamanavičius ir Tomas Dapkus. Kartą pasižymėjo ir Edgaras Baranauskas. Ir jauna Ekano komandai rodo dar kartą, kad ir nagučiai aštrūs ir pieniniai dantukai jau iškritę. Ir sparčiai dygsta tie normalūs plėšrūniškieji. Tikru lygos atradimu tapęs Eliveltas su 5 tiksliais smūgiais ir 3 rezultatyviais perdavimais futbolo ekspertų išrinktas į simbolinį pirmojo rato 11-tuką. Jį taip pat pretendavo ir puolėjas Lukas Kochanauskas. Lyderis aiškus, tai praėjusių metų čempionas Vilniaus Žalgiris, o štai 3 vietą užimančią komandą nuo 8 skiria vos 5 taškai. Panevėžio Ekranas sąskaitoje po pirmojo rato 12 taškų ir šioje mėsmalėje ekraniečiai užima 6 vietą. Artimiausias Ekrano mačas šį sekmadienį Pakruojyje, kur ekraniečiai sieks revanšą už vienintelę nesėkmę pirmajame rate. Susitikimo pradžia 12 val.